Du pratimai, kurie gelbėja mane nuo kelių skausmo. Pirmas pratimas, kurį aš darau, tai yra Charleso Poliquino nusileidimas nuo pakylos. Šis pratimas labai stipriai apkrauna jūsų kelius, labai stipriai apkrauna jūsų sausgyslės. Šį pratimą visą laiką jūs galite pasidaryti lengvesniu pagal aukštį. Kuo aukštesnė pakyla, tuo didesnė apkrova. Kuo žemesnė, tuo yra lengviau jūsų keliui. Antras pratimas - leg presas, bet jisai daromas truputį kitaip. Dažnas iš mūsų dedame kojas vidury atraminės platformos, o kartais ir viršuje. Bet šiuo atveju jums reikia statyti savo pėdas kuo žemiau. Jūs inicijuosite judesį, kuris yra daromas sisi squat. Kai jūs vedate savo kelius kuo toliau į priekį virš kojų pirštų galų ir to pritūpimo metu jūsų kulnai kyla į viršų. Jūsų blauzda pradeda spausti šlaunies dvigalvį raumenį. Kuo žemiau jūs pastatysite, tuo didesnė apkrova bus jums ant kelių, tuo didesnė apkrova jums bus ant pėdos ir be abejo ant čiurnų. Mobilumas čiurnos mėgsta apkrovas. Leg presas yra puikus variantas, todėl kad jūs galite pasirinkti savo tinkamą svorį. Ne kiekvienas ir nedažnas gali padaryti sisi squatą su savo kūno svoriu, nes tiesiog jūsų sausgyslės ir raumens jėga pilnoje amplitudėje nėra tokia stipri. Išsibandykite šitos du pratimus, jeigu jums tinka, pasidalinkite su kitais.